prie bazilikos Betliejaus. Betliejus tai yra ta vieta, kur gimė Jėzus. Ir mažytis kūdikėlis Jėzus gimė tvartelyje. Ir kai mes darėme Betliejų, norėjom tai būtent pavaizduoti, kad būtų tai, kad atsispindėtų tas. Todėl ir turime aveles, turim gyvūnėlius, kurie yra Betliejai, o viršuje yra žvaigždė. Tai yra ženklas, kad į pasaulį atėjo šviesa. Čia šitame Betliejuje yra centre matomi kūdikėlį, gulinti ėdžiose ant balto rūbelio. Na, tiesiog jam galbūt šiek tiek šalta, bet juk jis gimė šventojoje žemėje, kur yra šiek tiek šilčiau negu pas mus Lietuvoje žiemą. Šalia Marija, Juozapas, taip pat jautis, asilas ir piemenėliai, kurie atėjo pagarbinti gimusio kūdikėlio, avytės. Tai dienas bažnyčioje, tai aš sakau, jos dabar čia bus kaip ir pašventintos, tokioj progoj nepasitaiko kiekvienam žmogui čia pabūti tiek. Tai matosi gerai aklimatizavusi, jos čia įprato, matyt gera čia aura yra ir tikrai jos drąsios. Namuose nebūna tokios drąsios. Mato, kaip tarp žmonių būna, tai ir avis pasikeičia. Nėra taip lengva perduoti tai, kas yra vaizdiny, kaip mes įsivaizduojam, kur gimė Jėzus. Ir dar yra vienas toks dalykas, kad kiekvienas mes turim turbūt kitokį įsivaizdavimą. Ir tiesiog mes, kurie kūrėm šitą Betliejų, tai buvo ir žolinėlis, ir keli suaugę žmonės, mes turėjom būtent tokį vaizdą. Ir tame vaizde svarbiausia, aišku, buvo tai sukurti tai natūraliai, nerėkiančiai, neiššaukiančiai, bet kad būtų paprastos spalvos, paprastos medžiagos, kad būtų viskas paprasta, kuklu, nuolanku. Na, iš esmės, galbūt daugiau taip, kokia ir buvo ta Marija, kuri ir pagimdė kūdikėlį Jėzų. Norėjome sukurti tokią erdvę, kaip mūsų klebono sakoma, pagonių kiemą, kad čia atėję žmonės galėtų pasijausti kažkokioj ypatingoj erdvėj, pažaisti su vaikais, pabūti, aplankyti gimusį Jėzų. Kartą galėjau prisidėti prie Betliejaus darymo ir iš tikrųjų labai nuotaika tavo pakilo, kai darėm visą tai. Ir atrodo, kad stengiasi ne vien tik dėl savęs, bet ir dėl visos bendruomenės, tai tikrai labai prasmingas darbas. Kad galėjom padėti įrengti Betliejų, kad galėjom padėti papuošti bažnyčią, nes tai yra labai gera patirtis. Kai tu darai, stengiasi ir žinai, kad paskui žmonės ateis, džiaugsis, kad Betliejaus vietoje gulės kūdikėlis Jėzus gimęs. Tai labai tas širdį glosto ir labai toks jautiesi gal net svarbus, kad tave pakvietė, kad tu buvai reikalingas. Tai yra klebono sugalvota idėja, skrajojant eglutė, kuri yra pakabinta aukštai.